pabandysiu klausimus užduoti po temos pristatymo. Pristatymo metu laikyti išjungtus garsiakalbius, kad netrikdyti vieni kitų. Ir taigi pradėsiu temą. Visų pirma, tai pristatysiu temą apie kokia yra ekologiško maitinimo paslaugų sertifikavimo tvarka ir kita iš temos dalių, tai kokia yra sertifikavimo mokesčio kompensavimo galimybė. Na ir po temos pristatymo atsakysiu į jūsų klausimus, kuriuos galite užduoti tiek po temos pristatymo žodžiu, tiek galėsite rašyti į chatą, arba vėliau galėsite užduoti klausimą pateikiant elektroniniu paštu. Na, trumpai apie Ekoagros, tai yra sertifikavimo įstaiga, tai yra institucija, kurios funkcijos yra jai pavestos atlikti sertifikavimą ir kontrolę, būtent ekologinės gamybos sertifikavimą ir kontrolę. Tos funkcijos priskirtos ne tik ministro įsakymų, bet ir vyriausybės nutarimų. Pagrindinė veiklos sritis būtent ir yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje, bet taip pat įstaiga atlieka ir kitus kontrolės, kitą kontrolę pagal kitus standartus, tai yra nacionalinė kokybė Lietuva, kaip galbūt matėte, kokybė ženklų pažymėtus produktus, taip pat sertifikuojami ir kontroliuojami veiklos vykdytojai vykdantys pagal Amerikos standartą ekologiškų produktų gamybą ir kiti privatūs standartai. Svarbu paminėti tai, kad Ekoagros nėra teisės aktų leidėja. Jos funkcija yra tikrinti, ar veiklos vykdytojas atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus ir pagal, jeigu atitinka, tada išduoti tai patvirtinančius dokumentus. Ekoagros be sertifikavimo ir kontrolės taip pat teikia informaciją, konsultacijas, ir taip pat vykdo mokymus, ką mes dabar ir darom. Kas liečia Ekoagros darbo principus, tai yra nepelno siekianti organizacija, tai yra viešoji įstaiga ir, žinoma, Ekoagros darbo kontrolę tikrina įvairios institucijos, ne tik tai nuo Europos komisijos iki išorinių Lietuvos finansinių audito įmonių. Ekoagros kolektyvas yra tikrai kompetentingas ir turintis ilgametę patirtį ir jų darbą ir paslaugų kokybę vertina labai gerai klientai. Darbuotojų profesionalumą netgi įvertinę labai gerai 93%. Tai tiek apie Ekoagros. O kas liečia viešąją, jau prie viešojo maitinimo įstaigos ir jų siekį turėti pripažinimą ir turėti aukštesnio standarto kažkokį pripažinimą, tai būtent sertifikuotis yra galimybė viešo maitinimo, kuris sertifikatas suteiktų ekologiškumo ženklo, tokį kaip ir kokybės kriterijų nurodyta, kiek yra virtuvėje naudojama ekologiškų žaliavų, lyginant su įprastinių produktų procentu. Taigi, tas aprašas ir leidžia suteikus tam tikrą ženklą teigti, kad mūsų virtuvėje yra naudojama tam tikras procentas ekologiškų produktų. Kokios yra taisyklės? Tai vienas iš pagrindinių tokių kaip ir taisyklės yra paremtos ekologiškumo procentu, kuris yra išreikštas ekologiškų žaliavų procentiniu kiekiu nuo bendro visų įsigyjamų žaliavų kiekio. Ir pagal šitą apskaičiuotą ekologiškų žaliavų procentinį kiekį yra suteikiamas
viešo maitinimo standarto logotipas. Auksinis, jeigu yra žaliavų nuo 90 iki 100%, sidabrinis, jeigu yra nuo 60 iki 90 ir bronzinis nuo 30 iki 60 ekologiškų žaliavų nuo bendro žaliavų kiekio naudojama įmonėje. Na ir žinoma, jeigu įmonė turi bent 30% ekologiškų žaliavų naudojama įmonėje, tokiu atveju įmonė gali turėti skirtinumą rinkoje ir tuo galėtų jau girtis turėdami taip patvirtinantį sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą. Kaip apskaičiuoti ekologiškumo procentą? Tai jis apskaičiuojamas imant procentinę dalį, skaičiuojama arba eurais, arba produkto mase nuo visų įsigyjamų ir gaunamų ekologiškų, nuo visų įsigyjamų žaliavų. Tai yra sumos arba masės. Tai reiškia nuo visų skaičiuojama, kiek ekologiškų yra žaliavų procentais. Kitas momentas, kas yra labai svarbu, tai kad įsitikinti reikia, gaunant ekologišką žaliavą, ar tikrai tas žaliavos tiekėjas gali į rinką tiekti kaip ekologišką produktą ir traktuoti, kad tai yra ekologiškas produktas, o kad tai ekologiškas, tai nusako sertifikatas tiekėjų išduotas ir tas sertifikatas tai patvirtina. Tai būtent pagal ES reglamentą 2018 m. 848 išduotas sertifikatas. Sertifikavimui, žinoma, jeigu jūs nuspręsite sertifikuotis ir jau, tarkim, apsiskaičiavote, kad jūsų virtuvėje yra naudojama daugiau kaip 30% ekologiškų žaliavų, tada tokiu atveju ir nusprendę sertifikuotis, turite pateikti paraišką sertifikavimo įstaigai. Tai Ekoagros tinklalapyje yra atskira grafa, tai ekologiškas viešasis maitinimas ir ten yra nurodyta visa informacija, ką reikia pateikti, kokius dokumentus ir pateiktos dokumentų formos ir visa kita reikalinga informacija. Tai tam yra skirta netgi atskira skiltis Ekoagros tinklalapyje. Tinklalapis yra www.ekoagros.lt. Kokie yra reikalingi dokumentai, tai reikalinga yra pateikti deklaraciją formą F008. Svarbu taip pat nurodyti, kokias žaliavas jūs teiksite, turėti sertifikatų kopijas ar būtent, žinoma, teikti į sertifikavimo įstaigai nėra būtina, bet jas turėti ar elektroninėje formoje, ar popierinėje formoje yra rekomenduotina, kad galėtumėte įrodyti, kad tikrai tikrinate sertifikatus. Na ir apskaičiuoti reikalingą ekologiškumo procentą. Taip, kas liečia deklaraciją, tai, kaip ir minėjau, reikalinga nurodyti, kokias pirksite žaliavas, iš kokių tiekėjų. Tai deklaracijoje kol kas dar yra prašoma ir pridėti sertifikatą, bet neužilgo deklaracija bus patobulinta, tiesiog galbūt padaryta jums patrauklesnė ir sertifikatų pridėti nereikės. Planuojama taip, tai kas liečia žaliavas, tai žaliavos gali būti išvardintos ir jūsų procento skaičiuoklėje. Tai galėtų tai būti ir jūsų kaip ir priedas, nebūtinai pateikti visas žaliavas būtent deklaracijos lentelėje, nes žinoma, tų žaliavų yra labai daug. Kas liečia priėmimą, tai žinoma, reikalinga yra tikrinti tiekėjo sertifikatą ir jūs turite įsitikinti, kad jūs įsigijote prekę ekologišką. Kas liečia tiekėjo sertifikatų patikrą, tai labai rekomenduotina yra tikrinti Trace sistemoje, kurią galite pasiekti vėlgi Ekoagros tinklalapyje, paspaudę sertifikatų paiešką. Ir tuomet atsirasite toje skiltyje nuorodoje į Trace sistemą, paspaudę ją, Trace sistemos paieškos lauke nurodote tiekėjo pavadinimą ir jums atvaizduos
sertifikato numerį ir galėsit pasižiūrėti ir patį sertifikatą, iki kada jisai galioja, taip pat ten rodo ir galiojimo terminą. Bet aišku, žinoma, jeigu Tracy sistema jums neduos jokių duomenų, vadinasi, toks tiekėjas sertifikato neturi. Ir jeigu tiekėjas sertifikato neturi, tokiu atveju produktas negali būti priimamas kaip ekologiškas. Na, tai į ką atkreipti dėmesį į sertifikatą, tai žinoma, svarbiausia tai atkreipti dėmesį į pardavėjo pavadinimą, nes kas išrašo sąskaitą, tas turi turėti ir sertifikatą. Ir žinoma, sertifikato galiojimas, kad prieimimo dieną jisai turi galioti sertifikatas. Na ir ant sertifikato antrame lape yra nurodyti produktai, kurie yra ar tai ekologiški, nors jie gali būti ir, tarkim, kokie augalinės kilmės produktai, gali būti, na, ir ne tik tai ekologiški, bet perėjimo prie ekologinės gamybos produktai. Todėl tokius irgi traktuoti kaip ekologiškus, juos priimti irgi reikėtų kaip įprastinius. Na, kas svarbu, tai ką jau čia kaip atpažinti, ar tikrai produktas ekologiškas, jeigu yra jisai sufasuotas ir etiketė paženklintas skirta galutiniam vartotojui, tai tokiu atveju tokiems fasuotiems produktams yra privalomas ES ekologinės gamybos logotipas. Na, kaip ir nuotraukoje matote, ES logotipų paženklintas aliejus. Tai jeigu tai produktas tikrai, kaip sakau, sufasuotas, skirtas galutiniam vartotojui, tai jau tokiu atveju jisai turi turėti ES logotipą, nes jeigu produktas yra, na, tarkim, verslas verslui ar ne, tokia pakuotė, ne galutiniam vartotojui, tai tokiu atveju jau ES logotipo ir neprivaloma dėti. Gali nefasuotus ir neženklintus ekologiškus produktus parduoti sertifikuotas ekologinis ūkis. Tokiu atveju, žinoma, reikia atkreipti dėmesį į lydinčius dokumentus ir jame turi būti aiškiai nurodyta, kad tai yra ekologiškas produktas. Tarkim, sąskaita, krovinio važtaraštis. Kas liečia kitus sertifikavimo dokumentus, tai ekologiškumo procento apskaičiavimui galite jūs naudoti bet kokias formas, kokios jums yra priimtinos. Tai nėra kažkokios nustatytos formos, kokią formą pateikti. Žinoma, mes žinome, kad pildote ir nacionaliniai mokėjimo agentūrai tam tikras lenteles kompensavimui kainos tarp ekologiškų, na, ir įprastinio produkto. Tai galima naudoti ir tas formas, tačiau bet kokiu atveju atkreipkite dėmesį, kad kitais standartais sertifikuoti produktai, tiek nacionalinės kokybės produktai, tiek geografinės nuorodos, arba, kaip ir minėjau, pereinamojo laikotarpio produktai, nors jie ir bus nurodyti ekologinės gamybos sertifikate, tai nėra ekologiški produktai. Ekologiški produktai yra tik tai tie, kurie turi ekologiškumo statusą, turi Tracy sistemoje išduotą sertifikatą. Ir jeigu jie ženklinami ženklais, tai privalo būti, na, jeigu sufasuotas ir paženklintas etiketė galutiniam vartotojui, tai tokiu atveju, kaip ir minėjau, turi būti ES logotipas. Na, kas liečia patikras, tai žinoma, pateikus dokumentus, įvertinami jūsų yra deklaracijos visa informacija, jeigu kažkokių tai trūkumų nenustatoma, tai ir gali būti sertifikuojamas, tai tokiu atveju jūs su sprendimu atlikti sertifikavimo darbus gausite ir sutartį pasirašymui. Kai pasirašysite sutartį, tokiu atveju jau susisieksite ar su jumis tikrintojas susisieks, ar jūsų tikrintojų dėl fizinės patikros ir bus fizinės patikros metu įvertinama kaip jūsų reikalavimo įgyvendinimas ir po patikros išduodamas sertifikatas, kuris galioja metus laiko.
ir patikros atliekamos, fizinės patikros kas metus ir po to yra po patikros vėlgi pratęsiamas sertifikatas. Žinoma, jeigu turi viešo maitinimo įmonė kelis padalinius, tai tokiu atveju kiekvienas padalinys yra skaitomas kaip atskiras ūkio subjektas. Ir kas liečia sertifikavimo mokesčius, tai už dokumentų deklaracijos vertinimą yra taikomas vienkartinis mokestis 161,61 €. Na, o už sertifikavimo darbus po patikros ir su sprendimu dėl sertifikato išdavimo pateikiama yra sąskaita už atliktus viešo maitinimo veiklos sertifikavimo darbus, tai priklausomai nuo įmonės dydžio, tai mokestis yra nuo 180 € ir 58 centų iki 234,67 € su PVM. Ir taikomas kiekvienam adresui toksai mokestis yra. Na, kas liečia įmonės dydį, tai jeigu įmonėje dirba daugiau kaip 10 darbuotojų, tai tokiu atveju jau įmonė traktuojama kaip didelė, nepriklausomai ar tai ten padalinys, bet jau skaičiuojamas yra nuo įmonės darbuotojų skaičių. Ir vat šitas visas išlaidas, kokios yra patiriamos sertifikavimo darbų metu, gali būti kompensuojamos 100%, tai yra sudaryta tokia galimybė. Ta būtent procesą kompensavimo administruoja ir įgyvendina Nacionalinė mokėjimo agentūra. Tai dėl būna šaukimai kompensuotis tuos patirtus išlaidas ir kompensuotis berods galima netgi atgal už kelis metus. Tai, žinoma, dėl detalesnės informacijos geriausia kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Kas liečia netitikimus, tai netitikimai gali būti tik keli nustatomi. Na, tarkim, jeigu nustatoma, kad apskaičiavus procentą yra mažesnis ekologiškumo procentas negu yra nurodyta sertifikate, tai tada, žinoma, keičiamas sertifikatas ir tas ekologiškumo ženklas, logotipas yra mažinamas. Ir jeigu nustatoma, kad ekologiškumo procentas nesiekia net 30%, tokiu atveju sertifikatas yra stabdomas. Na ir šitoje vietoje yra labai svarbu paminėti, kad reikalinga viešinti tai tikrai ženklas galbūt dar vis nemažai yra žinomas visuomenėje, bet kuo daugiau maitinimo įstaigų bus sertifikuotų, tuo ženklas taps žinomesnis ir vaikai atneš žinutę tėvams ir skatins visuomenės ekologinį vartojimą. Tai apibendrinant, tai iš tikrųjų tikiuosi, kad jūs supratote, kad yra vienas iš svarbiausių dalykų tai atpažinti, ar tikrai teikėjas ekologiško produkto yra sertifikuotas, kad jam yra suteiktas sertifikatas, kuris turėtų būti patikrintas Tracy sistemoje ir turi būti ekologiškumo procentas apskaičiuojamas bent kartą per 6 mėnesius eurais arba mase. Na, čia papildomą informaciją rasite. Tai tiek iš manęs. Gal turite klausimų? Na, klausimų kaip ir nematau nei čiate, nei negirdžiu. Tai jeigu nėra klausimų, tai labai dėkoju Jums už Jūsų laiką ir linkiu visiems gražios dienos.